Ji nesuprato šio jausmo. Negalėjo jo paaiškinti. Kas tai? Kas šis jausmas, kai norisi bėgti kuo toliau ir prigludus prie šaltos sienos tamsos sulaikius kvėpavimą, įsiklausyti, ar tavęs neatsiveja skubų žingsniai. O kartu ir nusimetus nieko neapsaugančius rūbus atsiduoti. Atsiduoti nežinomybės kaitrai. Jis susikaupė ir kiek įmanoma neutralesniu, tačiau griežtu balsu paklausė. O jūs tikrai gerai pažįstate šį miestą? Tačiau ji norėjo, kad tai nuskambėtų kaip klausimas. Ar tu tikrai žinai, ką darai? Ar aš galiu tavimi pasitikėti? Deja, tik truputį. Ir tik iš tos pusės, apie kurią neįmanoma sužinoti besiruošiant jį pažinti. Jis nusijuokė, akyse plykstelėjusi šėlsmo audra, jausdamas, kaip krūtinę užlieja užsiplieskęs karštis. O, kad tik jį sutiktų. Jis tiek daug nori jai parodyti. Jautėsi kaip visiškas mažvaikis iš nekantrumo nesitveriantis savo kailyje. Nežinau. Tačiau, kad bus intriguojančiai įdomu, galiu prižadėti. O tada jis sukluso. Ir įsitempęs suprato, kad ką tik ištraukė širdžių tūzą. Vienintelį, patį stipriausią savo turimą kozirį. O ir kortų kaladės, kuriomis jie žaidė, buvo dvi. Todėl jis niekaip nebūtų galėjęs nuspėti, kokiomis kortomis žaidžia ši rudakė mažylė, kurios galbūt vienintelė silpnoji vieta tai nenugalimas smalsumas. Tačiau šis žaidimas ne karas. Čia nėra nugalėtojo ar pralaimėtojo. Jame neturėtų būti skausmo, apmaudo ar pykčio. Tai flirtas. Pats svaigiausias flirtas, kuris padeda prisijaukinti meilę. Lengvas, intriguojantis. Ir keičiantis gyvenimą. Aš suprantu, kad po ilgos kelionės jūs tikriausiai labai pavargusi. Ir galbūt jūsų laukia rytoj ilga diena, kupinai tampos. Ir dabar, ko labiausiai jums reikia, tai šiltos vonios, karšto maisto ir gilaus poilsio. Viskas yra įmanoma, net ir tokiomis, atrodo, keistomis aplinkybėmis. Ji nieko neatsakė, tik kelis kart sumirksėjo ilgomis juodomis blakstienomis, užsisuko
ir mažai žingsneliais pradėjau leisti žemyn. Juodi bateliai nepatogiai varžė jos judesius. O kasdienybėje ji nemėgo nieko, kas varžytų jos laisvę. Ji mėgo vaikščioti greitai, dideliais lengvais žingsniais, ir tai jai suteikė ypatingo žavesio. Ji mėgo plaukus rištis laisvu kodeliu, nes tada nepaklusnios plaukų sruogos netrukdydavo susikoncentruoti į šimtus darbų, kuriuos ji būdavo užsibrėžusi nuveikti, bei tūkstančius sumanimų, kurie sukosi jos galvoje. Niekas niekada negalėjo suprasti, numatyti, kągi ji galėtų sugalvoti šį kartą. Ir todėl ji buvo tokia ypatinga.